Labas rytas. Lauksiu, kol pasijungs kas nors. Ir tęsim toliau mūsų rytinius pokalbius. Dar palauksiu, nes kažkaip nesijungia. Gerai, kol po truputį jungsis, aš tada truputį jau pradėsiu. Tai yra labas rytas, sveiki dar kartą. Tęsiam toliau, šiandien mes mūsų blitz kursą apie pinigus, kur kiekvieną dieną mes kalbamės apie vis kitą etapą, kurį žmogus praeina norėdamas realizuoti kažkokį tai savo tikslą. Labas rytas, va jau jungiasi, matau. Tai šiandien mes jau kalbėsime, taip sakyti, to trumpo kurso 4 diena. Ir šiandien mes kalbėsime apie 4 tikslo realizacijos etapą. Tai yra išlaikyti, o tiksliau integruoti, nepaleisti tai, ką mes pritraukime. Nes prieš tai etapai tai buvo užsinorėti, leisti savo ir pritraukti. Taip. Kas neklausėte mano ankstesnių eterių, tai galite pasižiūrėti praeitą savaitę. Buvo apie tai pasakoti ir aš kiekvienam etapui duodu atskiras tokias technikas, kurių pagalba galime neutralizuoti tos blokus. Aišku, nėra čia labai gilus pradirbimas, mes giliau dirbame būtent KESAF transformacinėme žaidime. Nes būtent netgi žaidimas parodo, kuriame etape mes esame su ta konkrečia užklausa, nes dažnai mūsų protas būna, mes galvojam vieno, iš tikrųjų yra kitaip. Ir jau tenais, kai mes esam užstrigę kažkokiam tai etape realizacijos savo tikslo, reiškia, ten yra blokai, kažkokie tai, kaip sakau, kamščiai, kuriuos reikia pradirbti, kad galima būtų judėti toliau. Tai, kaip sakant, tam žaidime mes pradirbam giliau, bet šitos technikos tikrai veikia, išbandžiau ant save daug ir kitų išbandė, tai tiesiog bandykite, darykite, o ne tik tai klausykitės. Gerai, tai šiandien mes tęsiam toliau. Šiandien mūsų 4 etapas tai yra integruoti arba kitaip išlaikyti, nepaleisti. Apie ką šitas etapas? Etapas yra toksai kaip ir iš 2 pusių. Tai yra nepaileisti, neišvaistyti ne tik tai pinigų, nes mes dirbame vis tiek su finansiniu tikslu, bet ir galimybių. Taip? Jeigu pavyzdį duoti su tokiu ryškiu, kaip sakau, pinigų pavyzdžiu, dažnai žmonės būna, kai pradeda daugiau uždirbti, pradeda tiesiog taip švaistyti pinigus, net nesuprasdami, ką daro. Kitas pavyzdys, pavyzdžiui, uždirbo 1000, jau kaip ir pritraukė įvairiausias galimybės, arba pakėlė atlyginimą, arba pradėjo kažką kitą veikti, ne? Baigė mokslus, pakėlė savo, pavyzdžiui, kvalifikaciją, irgi daugiau pradėjo dirbti, ne? Ir uždirbti. Ir uždirbo kokius 2-3 tūkstančius, ne? Ir supranta, kaip ir suvokia, kad aš uždirbu daugiau, bet pinigų kaip nėra, taip nėra, nes jie tarsi išsišvaisto nereikalingams dalykams. Aišku, čia dar būna įsijungia baimė pinigams, kad jeigu aš juos turėsiu, laikysiu, juos gali pavogti arba jie dingti ir taip toliau. Tai tiesiog jie pradeda nutekėti, net žmogų nesuvokiant, kaip taip įvyksta. Tai čia irgi yra tam tikri sėdi blokai, kurie trukdo to nutekėjimo, kad jis neįvyktų. Kitas dalykas, be pinigų nutekėjimo, tai vyksta ir galimybių nutekėjimas, kai yra pasiūloma, pavyzdžiui, tam tikri pasiūlymai, kažkas tai idėjos, bet žmogus atsisako ir tai automatiškai atsisako kaip ir pinigų. Aišku, iš tikro, čia yra kalbama ne tik tai, kad apie vienkartinės galimybės, arba vienkartinius pinigų atėjimus pas žmogų, ten pardavė gal kažką, tai arba kažkas, nežinau, padovanoja, arba vienkartinę, nežinau, atlyginimą pakėlė, ne? Čia yra kalbama apie tai, kad
galimybės yra pritraukti tokias galimybės, kurios pastoviai duos pinigus. Pavyzdžiui, jeigu man pasiūlė kažkokį tai projektą, aš atsisakiau, reiškia, aš praradau galimybę uždirbti daugiau pinigų ir pritraukti daugiau pinigų į savo gyvenimą, nes galbūt man atrodo, kad aš nesugebėsiu to padaryti, man pasidaro baisu, ne? Kad gal ne man tai yra, ar aš pavešiu tai. Ir tai mes atstumėm nuo savęs ir taip mes nutekinam tiek galimybės, tiek pinigus iš savo gyvenimo. Žinoma, čia aš nekalbu, kad reikia viską priimti, kas yra siūloma, yra svarbu iš tikrųjų jausti ir girdėti save ir protestuoti. Pavyzdžiui, aš asmeniškai tai testuoju, ar man tas projektas, ar kažkokia idėja, ar kažkas tai iš tikrųjų reikalinga ir naudinga. Su pinigais dar grįšiu, tai prisiminiau istoriją, aš kaip ypač nutekinėdavau pinigus, kai man skambindavo toks šokas. Aš niekaip nesugebėdavau jiem pasakyti ne, man būdavo kažkaip ar gėda, ar baisu, ar kas vyko su manim. Aš vis laik pirkdavau iš jų ir paskui man skambino, aišku, paskui jau kai pradėjau dirbti su savim, šitas, kaip sakant, įkalbinėjimas ir pasakymas taip aš perku baigėsi, bet iš tikrųjų tas nutekėjimas pinigų vyko, nes aš nesugebėjau pasakyti tiesiog ne. Ir jeigu kalbant apie tą taip ir ne, tai iš tikro šitos dvi pusės nepaleisti tiek pinigų, tiek galimybių, turi tuos vadinamus 2 taškus, tai yra mokėti pasakyti taip arba mokėti pasakyti ne. Ir svarbu yra iš tikro suvokti, kada reikia pasakyti taip, o kada reikia pasakyti tą žodį ne. Ir dažnai tas pinigų, tas nutekėjimas, paleidimas, tai yra apie nesugebėjimą pasakyti ne. Pakankamai dažnai tai yra apie nesugebėjimą pasakyti ne kažkam tai, o ne savo. Čia tas pavyzdys su Top Shopu, ne, aš nesugebėjau pasakyti ne. Arba aš parduotuvėje esu ir, pavyzdžiui, pardavėja labai mane įtikino, kad man to reikia, ne, ir aš, abejoju, gal ir galvoju, kad man to nelabai reikia, bet tiesiog nesugebu pasakyti ne jai ir aš nusiperku ir automatiškai nuteka pinigai, kur man galbūt visiškai to dalyko nereikėjo. Tai nesugebėjimas pasakyti ne, tai yra būtent apie nutekėjimą pinigų. Apie jau, jeigu pasižiūrėti į galimybių, tą paleidimą, nutekėjimą, tai apie nesugebėjimą pasakyti taip savo būtent. Tai toks dalykas, kuomet lengviau yra pasakyti ne, negu pasakyti taip. Ir tai apie tai, kad pasakyti savo, pavyzdžiui, aš sugebėsiu, aš susitvarkysiu, man pavyks, ne, aš to verta, man galima, taip. Aš nesugebu taip savo pasakyti ir automatiškai tas galimybės aš atstumiu. Ir nesugebėjimas pasakyti savo taip, tai yra apie savivertę, apie orumą. Ir tai, aišku, priveda prie tų vadinamų galimybių nutekėjimų. Ir pirmu ir antru variantu yra taip vadinamas pasąmonės vidinis signalas, kurį dažnai žmonės praleidžia ir nepastebi. Būna prieš pat tą situaciją, kai aš paleisiu pinigus arba galimybės, yra tam tikras vidinis signalas, bet mes jo negirdime ir mes tada nepastebime, ne? Ir tada tas paleidimas vyksta neišlaikymas tų pinigų ir galimybių. Ir ką dabar mes darysime? Šiandien irgi duosiu vieną techniką, kurios dėka mes pabandysim perkoduoti šitą dalyką. Dabar prisiminkite situaciją, kurioje jūs arba paleidote pinigus, arba galimybės. Jeigu norite, galite prisiminti ir abi situacijas, galite užsirašyti, bet pirmiau, kai duosiu techniką, galite pradirbti vieną situaciją ir netgi siūlysiu pradirbti ir naudoti šitą techniką kelis kartus. Ir paskui, aišku, gali pradirbti ir kaip galimybės paleidėte, ne, situaciją. Taigi prisiminkite situaciją, kurioje jūs jautėte, kurioje jūs paleidote pinigus arba galimybės, ne, aš gal imsiu
būtent tą savo istoriją su Topshopu, ne, kad aš paleidau pinigus, nes aš nesugebėjau pasakyti ne. Man buvo kažkaip nepatogu, o ką pagalvos, tiek tipo kalbėjo su manimi, tiek tą produktą pristatė, aš dabar pasakysiu ne, atstumsiu tarsi žmogų, kaip čia taip gali būti. Ir tada, kai mes prisimename istoriją, tiesiog nusikelkite į tą momentą, tą sekundę prieš tai, kai jūs pasakėte, kaip aš pasakiau, pavyzdžiui, taip, o gerai, aš perku šitą prekę, tarsi taip pasakiau prekė, bet nepasakiau pinigams, nes jie nutekėjo, nes tas daiktas man visiškai nebuvo reikalingas, bet tiesiog, įkalbėjo mane, ne? Ir tas, kiekvienam iš tikrųjų toj situacijai, kai mes paleidžiame pinigus arba paleidžiame galimybės, yra tas momentas, kuriame mes galime sustoti, pagauti save ir to nebedaryti, bet mes dažnai praleidžiame šitą dalyką ir įvyksta kaip įvyksta, ne? Tai prisiminus tą situaciją, ką mes darome? Prisiminėt situaciją, kokia jinai buvo. Vieną sekundę prieš tai, kai pasakėte, ar sutikote tą prekę įsigyti, arba pasakėte negalimybei, pajauskite, kokia jumise yra būsena. Kas su jumis vyksta. Man asmeniškai, aš imsiu pavyzdį, per savo pavyzdį imsiu su to pačiu Topshopu, ne? Jeigu aš nusikeliu tą situaciją ir vieną sekundę prieš tai, kai pasakiau, pas mane buvo iš tikro tokia būsena beviltiškumo. Kad tarsi aš negaliu pasakyti jiem ne, aš turiu nusipirkti. Ir tokia nemaloni iš tikrųjų situacija, nes aš nenorėjau to daikto pirkti, bet tiesiog nesugebėjau pasakyti ne kažkam tai. Ir dabar, kai jūs pajuto tą būseną, pajauskite, kurioje kūno dalyje yra ta būsena, kurioje kūno dalyje jinai gyvena. Pajauskite, man asmeniškai yra saulės rezginyje. Ir dabar pasižiūrėkite, kokios formos ta būsena, kokios formos, kokios spalvos, kokios galbūt konsistencijos, kokios temperatūros, ne? Kokia ta būsena ir būtent kurioje vietoje jinai yra. Jeigu aš dabar pažvelgsiu į savo būseną, tą beviltiškumą, man iškyla tokia metafora, vaizdinys, labai keistas, toksai ružavas violetinis drambliukas, toks kažkoks kaip statulėlė, ne? Galiu net įsivaizduoti, jinai tokia net nekieta, o kaip tarybiniais laikais būdavo tokie žaisliukai kaip paraloniai tokie, kaip ir minkšta, bet tvirtai kažkaip tai atrodanti ir jaučianti, ne? Kokia konsistencija, kokia temperatūra, tiesiog kuo labiau pajauskite tą būseną, kokia jinai yra, kokia tai yra metafora ir kur jinai gyvena jūsų kūne. Ar darote kas nors šitą pratimą dabar, ar vėliau darysite? Ir tie, kurie darote, parašykite, kaip sekasi, galbūt kokia metafora, būtent tos būsenos, kurią jūs jautėte, kai vyko tas vadinamas pinigų nutekėjimas arba galimybių nutekėjimas, ne? Kai jūs nesugebėjote pasakyti ne kažkam tai pinigai nutekėjo, arba nesugebėjote pasakyti taip sau, kai buvo tarsi kažkokia tai galimybė atėjo į jūsų gyvenimą. Nematau, kad rašytume, tai nežinau, ar darote ar nedarote, tai tiesiog tada vėliau siūlau tikrai padaryti, nes šita technika tikrai veikia, aš ne vieną kartą ir nedariusi esu, tai tiesiog darykite. Gerai, tai judam toliau. Tai pirmiausia, kas prisijungia dabar, priminsiu, prisimenat situaciją, kurioje nutekėjo pinigai, kuriuos išleidot, kurie supratote, kad kaip ir ne vietoje leidžiat ir nereikalingas man tas daiktas ar kažkas, tai ne, nesugebėt pasakyti ne kažkam, arba jeigu atėjo galimybė jūsų gyvenimą ir jūs nesugebėt pasakyti savo taip, aš to verta, man to reikia, aš noriu to. Ir vieną sekundę prieš tą tokį atsisakymą, nesugebėjimą pasakyti taip arba ne, pajauskit, kokia tai yra būsena. Ir tada tą būseną pajauskite, kurioje kūno dalyje jinai pas jūs gyvena. Kokios jinai formos, spalvos, konsistencijos, temperatūros. Tiesiog išjauskite kuo labiau.
Ir dabar sekantis žingsnis, prisiminkite situaciją, kurioje jūs jautėte begalinį džiaugsmą, begalinę kažkokį tai interesą, draivą, kaifą, ne? Idealiausiai, jeigu aišku taip šita situacija būtų susijusi su pinigais, bet iš tikro galima ir bet kurią situaciją, kurioje tiesiog jūs jautėte interesą, tą draivą, kaifą ir darėte tai dėl naudos savo, jums tai gera buvo daryti. Pavyzdžiui, galbūt jūs kepate tortus, kai jūs jaučiate interesą, draivą. Galbūt slidinėjat, kai yra ta būsena, galbūt kaifuojat, kai mokotės arba mokinote kitą, arba vairuojate automobilį, ne? Tiesiog prisiminkite situaciją, kurioje jūs tai jaučiate. Ir kai būtent tas draivas, kaifas, interesas, džiaugsmas jumise ta būsena yra. Čia iš tikro kalbama apie tą kaifą, draivą, interesą ir taip toliau sąmoningą, ne tai, kad išgeriam alkoholio ir vaikštom stogais ir kai faina draivas, interesas, čia ne apie tai, čia yra labiau apie tai sąmoningai, kai aš kaifuoju nuo to, ką aš darau. Ir tai nebūtinai, aišku, kaip sakau, turi būti situacija su pinigais, bet gali būti ir susijusi su pinigais arba galimybėmis kažkokiamis. Arba situacija gali būti nebūtinai tokia intereso, draivo, tokio daug energijos, bet galbūt situacija, kurioje jūs jautėtės ramybę ir pasitikėjimą. Tiesiog tokį irgi malonę situaciją, kurioje jūs tiesiog pasitikėjote, ką darote, jums ramu, atsipalaidavimas. Tai arba tokią būseną, arba tokią prisiminkite. Ir tada irgi tą būseną surandate savo kūne. Jeigu imsiu savo pavyzdį per save, tai aš tiesiog dabar paskutiniu metu pradėjau sportuoti paplūdimio tenisą. Aišku, man ten nelabai kartais sekasi, bet labai aš jaučiu iš tikrųjų interesą, draivą, tą kaifą, kai aš atmušu ir padarau techniškai gerai ir dar trenerė pagiria, tai tiesiog būna aš sugebu, aš galiu, aš ta verta, man gera. Tai aš tada tą būseną, kurią dabar prisiminiau, aš irgi įsivaizduoju, kur jinai pas mane kūne yra. Pajauskite, kurioje kūno dalyje jinai pas jūs gyvena. Pas mane turbūt čia kažkur tai. Ir kokia tai yra metafora. Tai pas mane yra, pavyzdžiui, dabar tokia saulė didelė, su labai dideliais spinduliais, jinai šilta, nepasakyčiau, kad karšta, ne? Tai tą būseną irgi išjauskite, kokios formos, kokios spalvos, kokios konsistencijos, galbūt skleidžia kažkokius tai garsus. Tiesiog kuo labiau išjauskite, pajauskite tą vaizdinį, tą metaforą tos būsenos, kurioje jūs jaučiate tą interesą, džiaugsmą, draivą, kaifą arba ramybę, atsipalaidavimą ir pasitikėjimą. Ne? Tokios dvi būsenos, bet jos tiesiog yra pozityvios, kurias svarbu yra pajausti savo kūne. Gerai. Ir kaip pajaučiam tas dvi būsenas pas mane, ne? Saulės rezginėje tas drambliukas ružavas, violetinis, beviltiškumo, toksai susigūdžias, ne? O tas džiaugsmo, intereso būsena, kai aš atmušu kamuoliuką, žaisdama paplūdimio tenisą ir teisingai padarau, tai vadinama, pavyzdžiui, smash arba dar ką nors, aš tiesiog kaifuoju, tai aš tą būseną jaučiu dabar saulės rezginėje, kaktoje ir tai yra saulės metafora. Ir prieš darant sekantį žingsnį noriu jums pasakyti tokį dalyką, kad savo pasąmonės erdvėje jūs esate autorius ir šeimininkas. Tai yra savo pasąmonės erdvėje mes esame kūrėjai. Mes darome tai, ką norime daryti. Ir įsivaizduoti, ką mes dabar darysime, įsivaizduoti tą pačią metaforą, tai yra veiksmažodis ir tai yra aktyvus veiksmažodis. Ne? Mes darome, mes veikiame. Pamatyti, tai yra pasyvus veiksmažodis. Tai mes pamatėme, ne, pasyviai, bet darėme, o dabar įsivaizduosime, tai jau darysime aktyviai. Ir ką tai reiškia? Kad dabar jūs ką darysite? Ir tai darysite, o nestebėsite. Dabar imame tą metaforą, tos būsenos, to vaizdinio, kuris yra toksai nemalonus, kai buvo nutekėjimas pinigų arba galimybių. Pas mane yra tas drambliukas čia, rezginyje.
Ir mes jį transformuojam į vaizdinį, kuris yra pas mane būtent čia, tai yra į tą vaizdinį, kur būseną mes jaučiame tą drivą, džiaugsmą, malonumą. Tik tai kaip mes darome tą transformaciją. Mes ne taip pakeičiame. Tiesiog arba būna taip, kad žmonės paima, sako, va, pavyzdžiui, ta saulė susiliejo su mano, pavyzdžiui, drambliuku ir viskas. Ne, taip netinka. Tiesiog tam drambliukui mesgi kūrėjai, mes autoriai, mes darom tai, ką norim. Ir tai yra aš darau. Ne kažkas, o aš darau. Aš suteikiu tam drambliukui spalvą, ne, jis tampa geltonas. Ir aš tada tiesiog įsivaizduoju, tai yra darau, lipdau iš to drambliuko, gal susuku pirmą rutuliuką, ne, nes aš jį turiu transformuoti į saulę, kuri yra mano kaktoje, tai yra būsena, kurioje aš jaučiu interesą, drivą ir malonumą. Ir aš tarsi lipdau tą drambliuką, išlipdau spinduliukus, ne, tiesiog perėdu tai viską. Mes nepakeičiame jo, to drambliuko saulute, mes transformuojame savo mintimis, savo įsivaizdavimu, mes darome. Ir būna taip, tikrai čia gali būti visiškas pasipriešinimas, kad čia yra visiška nesąmonė ir aš čia nedarysiu ir man čia nieks nepavyksta, ką aš daliu, man negaliu, man sunku. Čia yra pasipriešinimas. Aš kaip ir minėjau, mes esam savo pasąmonės erdvėje, esam mes kūrėjai, autoriai ir kaip sakant, kūrėjai ar autoriai, ne? Ir aš darau, ne kažkas tai daro, o aš darau. Tiesiog imame ir darome. Jeigu prasideda kažkokie tai spec efektai, kaip minėjau, trečiame etape buvo technikos, ne, tiesiog vėl žiūrime į šonus, aš esu čia, aš jaučiu savo kūno ribas, kojomis galima pirštais irgi, tas žodis lietuviškai neteina, kaip padraskyti grindis, ne, tiesiog įsižeminti ir toliau darome, tiesiog lipdome, transformuojame tą būseną, kuri buvo nemaloni, kai mes praradom pinigus arba galimybės, nutekėjimas tiksliau įvyko, transformuojame tą būseną, kai mes jaučiame kaifą, drivą ir malonumą. Ir kai jau tas, mano, pavyzdžiui, čia, kaip sakiau, pavyzdį, drambliukas, aš jį sulipdžiau, transformavau į saulytę, aš jį nukeliu į tą vietą, kurioje yra ta saulytė. Taip? Aš transformuoju, aš pakeičiu, aš tarsi perkoduoju savo būseną. Aš perleidžiu ją iš naujo. Ir kaip sakau, tikrai čia spec efektų gali būti, bet tiesiog nusiraminkite, darykite ir sakykite taip, taip irgi gali būti, tai yra procesas, tai yra valymasis ir tai nuėmimas blokų. Tiesiog nepanikuoti, nes aš nenoriu gąsdinti, kad čia kažkas vyks, bet tiesiog tikrai vyksta pasipriešinimas, nenoras daryti, arba sakyti, čia yra nesąmonė, aš nedarysiu. Iš tikrųjų, tai yra jūsų atsakomybė tai daryti ir jūs darote. Ir kitas yra svarbu, dar būna, kaip pasako, taip, mano drambliukas pasikeitė, jis nepasikeitė, tai jūs pakeitėte, tai jūs padarėte, nes jūs esate savo pasąmonės erdvėje autorius ir kūrėjas. Ir svarbu prisimti atsakomybę ne tik taip darimo, bet ir svarbu prisimti atsakomybę ir ne tik atsakomybę, o priimti rezultatus, kad tai aš padariau, ne kas kitas, o aš padariau, pakeičiau tą būseną, tai kurią aš noriu. Tai vat, siūlau šitą pratimą daryti su bet kurią situaciją, kurią jūs norite, kurioje prisiminsit, padarėte. Mano transformavosi eglutė, transformavosi į širdutę ir nukeliavo mano laimės vietą smagus pojūtis, dėkui. Oi, kaip faina. Gerai, šaunu. Eglutė į širdutę. Aš taip supratau pagal ženkliukus. Ačiū, kad parašėte. Puiku. Jeigu kas irgi pažaidėte šitą, kaip sakant, aš sakau žaidimą, nes aš viską žiūriu žaidimo formą. Bet tiesiog padarykite, nes jūs esat autoriai, jūs esat kūrėjai, jūs esat pasąmonės erdvė, jūs viską darote. Ir kaip sakau, veiksmažodis įsivaizduoti yra aktyvus, mes darome. Ir ne kažkas kitas keičia, ne ta metafora pasikeitė. Tai aš paėmiau, išlipdžiau tai, ką aš noriu ir transformavau. Ir tikrai siūlau šitą pratimą daryti ne vieną dieną, kelias dienas. Kai pajausit, kad šita situacija pradirbta, galite kitą imti, mes taip pravalome tuos irgi blokus, kurie sėdi mūsų viduje.
Tai tiek šiandien su etapu 4 integruoti arba kitaip nepaleisti. Ir rytoj dar bus 5 etapas, tai bus manifestuoti. Irgi susitinkam rytoj. O priminsiu, kad rašykite komentarus, kaip pasisekė, kaip pavyko padaryti, nes tie, kas matysiu, kad atliko visas užduotis ir darė, kaip sakau, dovana yra 50% nuolaida į transformacinį žaidimą KSF online, kuris prasideda jau 31 dieną, kuriame mes dar giliau pradirbame tuos blokus ir dar giliau iškapstome tai, kas mūsų viduje trukdo siekti mūsų finansinių tikslų. Tai ačiū Jums, dėkoju, kas darėte ir tikrai ne tik klausykite, bet ir praktikuokite, nes kai tik tai praktikuojam ir darom, mes turime rezultatą. Tai ačiū Jums, gražios dienos, matau pro langą, kad saulė šviečia, turbūt, kad eisiu dabar pasivaikščiot, nes reikia pravedinti galvą po visų rytinių ritualų ir visko. Jums irgi gražios dienos ir sutinkam rytoj tuo pačiu laiku. 9 valandą ir tęsiam toliau. Kas šiandien pirmą kartą pamatė mane arba tą patį išgirdo, kad čia tas etapas 4, tiesiog pasižiūrėkite praeitus laivus ir praeikite ir padarykite tuos pratimus ir galėsite, taip vadinamam, dalyvauti konkurse. Gerai, tai ačiū Jums, viskas nebetrukdau, gražios dienos ir iki rytojaus tada.